Sveiki. Klausimas, ar verta dalyvauti mitinguose? Ar verta dalyvauti protesto akcijose? Aš dalyvavau praktiškai visuose akcijose ir mitinguose, pradedant nuo parašų rinkimo žemės referendumui. Ir finale buvo tas prie Seimo, kuris neva riaušių mitingas. Kokie bebūtų mitingai, protestai, ateityje tikrai nedalyvausiu dėl 3 priežasčių. Pirmas, kadangi laikau tai beprasmišku laiko gaišimu ir pinigų švaistimu. Valdžiai nusispjaut į bet kokius protestus. Antras, kai kurie protestai gali būti organizuoti pačios valdžios, kad garui nuleisti. Arba opozicijos mėginimai pagrumuoti valdantiesiems, išgąsdinti juos. Žodžiu, protestų dalyviai visada yra tokie patrankų mėsa kažkieno kovoje. Ir trečias, bet koks protestas yra nepasitenkinimas. Tai yra negatyvas. Visa tai yra negatyvi energija. Kam ji reikalinga? Yra toks tarptautinis posakis, kaip pašauksi, taip atsilieps. Jeigu jūs transliuojate negatyvą, jis būtinai sugrįš jums patiems. Aš vėliau pasakysiu, ką daryti. Taigi valdžia visada stipresnė už bet kokį mitingą. Net jeigu susirinktų 100 000. Valdžios pusėje visada yra policija, specialiosios pajėgos, armija, spectarnybos, kurios gali organizuoti provokacijas protesto metu. Ir tokiu būdu paskui per televiziją parodyti, visai Lietuvai ištransliuoti, kaip susidirbo protesto organizatoriai. Ir šiaip tokie mitingai visada yra sumenkinami. Faktiškai riaušių byla, patys suprantate, kieno tai darbas. Aš ten buvau, mačiau, kaip spectarnybų paruošti šaukliai, balsingi giedotojai po mitingo atkreipė į save dėmesį ir nuvedė minią prie numatytos riaušių vietos. Tai yra, jie atkreipė į save dėmesį ir nuvedė minią kaip avinų bandą, ten, kur buvo numatytas spektaklis. Aš asmeniškai supratau, kad kažkas organizuojama, tai buvo akivaizdu. Ir pasakiau saviškiams, važiuojam iš čia, kadangi čia nieko gero nebus. O dabar paskaičiuokim, protingieji. Gal geriausia paskaičiuoti. Visai neblogai. Kiek mes sugaišome laiko, kiek energijos, kiek pinigų išleidom, kiek nepasitenkinimo ir negatyvo mes ištransliavome. Jeigu tai, ką išleidome mitinguose, sumestume į vieną vietą, gautume didelę sumą pinigų. Už kuriuos galima labai daug ką naudingo padaryti. Per visus tuos mitingus mūsų buvo 10 000. Ir kelionėms, ir maistui, ir kūrui išleidom dažnas ne 10 eurų, o kai kas ir 100. Bet svarbiausia, norint pakeisti kažką, kas nepatinka, pirmiausia reikia sukurti tai, kas patinka. Sukurti ir pasiūlyti tai, kas patiks visiems. Todėl mano pasiūlymas vietoje negatyvo užsiimti pozityvia veikla. Siūlau sukurti interneto platformas, kuriuose mes galime pateikti mūsų įstatymų pataisas, baudžiamojo kodekso pataisas, ypač kovoje su korupcija, su kontrabanda. Galime paruošti užsienio agentų įstatymą. Vietoje protestų pinigus galima panaudoti daug efektyviau. Susimesti, tarkim, po 3 eurus mėnesiui. Esant 1000 narių ar ten kanalo prenumeratorių, jau galima sukurti savo portalus, kur prisijungtų visi palaikantis permainas. Ten galima apsvarstyti ir paruošti svarbiausių įstatymų projektus. Už tuos pačius pinigus galima plačiai išpublikuoti, kad apie juos sužinotų 100 000 mūsų šalies gyventojų. O jeigu uždaro kanalo arba portalo auditorija pasieks 10 000, su tokiais pinigais jau galima kalnus nuversti. Ir faktiškai per metus kiekvienas išleis nedaugiau nei dalyvavimas viename mitinge. Bet nereikia niekur važiuoti, nereikia protestuoti, tai reikia užsiimti naujos Lietuvos kūrimu, sukurti naują modelį. Kūryba visada yra pozityvas. Tai yra darbas komandoje, mokėjimas išklausyti ir pateikti argumentus,
Ir tai pagaliau aktyvių žmonių kontaktai. O svarbiausia, čia gali dirbti tie žmonės, kurie nesiveržia valdžion. Pavyzdžiui, aš nenoriu jokion valdžion. Man jos nereikia. Matyčiau save įstatymų pataisų darbo grupėje. Politinės partijos, matydamos visuomenės palaikymą, ateis laikas jie patys pasisiūlys priimti paruoštus įstatymus. Juo labiau, kad pasaulis keičiasi. Kažkada mūsų pastangas dėl žemės referendumo įstatymo pataisos valdžia nukanalizavo. Pamenate, kaip jie tai padarė? Tai va, rinkimai į Seimą puikiai proga tuos rinkimus paversti referendumu. Mes galim primesti rinkimų sistemai naujas žaidimo taisyklės. Pavyzdžiui, rinkimuose į Seimą palaikyti tuos, kurie į rinkimus ateis ne su pažadų programom, o su konkrečiais paruoštais įstatymais. Ir balsuoti reikia ne už partijas, ne už veidus, o už įstatymus, kuriuos jie pasiruošę priimti. Svarbu suprasti, jeigu politinė partija į rinkimus ateina su pažadų programa, jie ateina tarnauti šitai sistemai ir vogti pinigus. Man asmeniškai nusibodo tie begaliniai komentavimai, aimanavimai, didieji politologai, kurie viską komentuoja. Tai yra tuščia kalbystė. Bet niekas neužsima naujos Lietuvos kūrimu. Visi tik plepa, kažkur kažką paskaito, išgirsta ir bėga vienas kitam apie tai papasakoti. Nupletkų lizdas. O kas vyksta akcijų metu? Vieni kitus spjaudyti pradėjo, muštis. Betgi tai degradacija. Nereikia nusileisti iki tokio lygio. Žinote, aš nemačiau nei vieno žmogaus, kuris norėtų gyventi blogiau. Visi nori gyventi kuo geriau. Yra tik tai skirtingi požiūriai, kaip tai pasiekti. Visuomenės kiršinimas visada yra naudingas tik tai išorės jėgoms, kurių tikslas skaldyk ir valdyk. Ašgi siūlau imtis mūsų ateities kūrimu ir vadovautis pragmatizmu. Todėl siūlau jungtis prie YouTube kanalo Mūsų Lietuva. Kai bus 1000 prenumeratorių, padarysiu jį mokamą, kaip minėjau, už simbolinę kainą. Ir tada pajudėsime. Siūlau daryti permainas civilizuotai, nepažeidžiant įstatymų. Atsisakykim negatyvo ir imkimės kūrybinio pozityvo. Tik tai susitelkusi visuomenė gali pakeisti šią sudėtingą situaciją. Reikėtų atmesti emocijas, jos visada trukdo darbui. Jeigu žmonės prabus ir palaikys šią idėją, rezultatą galima gauti labai greitai. Pradžioje užtektų ir 1000 prabudusių. O kol kas paramai mano asmeninė sąskaita bus įrašo pabaigoje arba po šio įrašo aprašyme. Pasidalinimas šiuo įrašu ir patiktukas taip pat bus puikiai parama. Būkite sveiki, taikos mums visiems, iki.